mes įsmukom į veikiantį aktyvų karinį poligoną, kuriame radome daugybę lėktuvų ir tangą. Šie vaizdai užgniaužė kvapą. 2 valandas per pelkynus. Nu kosmosas, realiai. Buvai 2 kartus susmūgęs iki... Ne, pirmą kartą buvau Jo, ten susmūgęs blemba iki Kelieno jau. iki Tintalo beveik. Kitaip sakant, iki Špenčpelio. Iš Špenčpelio. Tai va, Brytė, pažiūrėk, nuostabu. Ir apleisti lėktuvai. Aš sakyčiau taip, kad čia apleisti milijardai. Apleisti milijardai. Čia konkrečiai. Jūs pasižiūrėkit. Wow. Koks dydis. Va čia pažiūrėk, koks čia tas ženklas. Ne, to aš tiksliai nežinau apie visus lėktuvus. Jeigu ką žinot, Chebrytė apie lėktuvus ir pamatot numeriuką, davai komentarus parašykit. Iš tikrųjų būtų labai įdomu kitiems. Nu, tiesiog fantastika. Wow. Einam pažiūrėsim kavą. Čia koks čia yra? Aš tai nežinau kažkoks tai. Ne pas kažkoks tai. Wow! Tenais nelipsiu. Man turint bendrą matymą, kaip ten kas atrodo, ne? Nu jo. Apleisti milijardai. Atrodo labai gerai. Iš tikrųjų labai gerai atrodo. Čia kaip piranas, ne? Gal nesusmigtumėm mes čia? Ką? Nesusmigtumėm. Ai, nu jo, žiūriu. Ar tik susmyja. Uodai puola. O. Nu ką, toks pat lėktuvas. Bet jo, žiauriai fainiai. Pažiūrėkit. Wow. Kas čia per lėktuvas. Bet žinau, kad jie yra antro pasaulinio. Kaip sakyti, relikvijos realiai. Nu, turėtų būti muziejuje. Dėl to. Nes, nu, tokia. Matot, pavadinimas. Čia. 3 metrai kokie, ne? Plus minus 3 metrai šitas va. Jo. Šitas va, kai dabar žiūrit. Aš galiu pasakyti, čia yra vadinamas kylis, ne? Kylis tai realiai su juo vairuojama. Wow, kokia šia žvaigždė. Nu čia bus. Čia žvaigždė buvo. Pažiūrėkit, kabina kokia. Čia 2 lakūnai nebuvo? Jau. Alaus. Yra alaus, ne? Wow. Nu, tiesiog žiauriai smagus. Ką, judėsim kitų apžiūrėti, ne? Nu ką, priėjom kitą. Lėktuvą. Irgi grožiai. AC-11. Kaip matot. Labai panašaus tipo, ne, jie ten tie visi modeliai čia. Jo, bet čia palauk, čia 3 žmonės, ne? Jo, čia irgi 2 žmonių. Bet irgi toks pat, va, su priekiu tokiu. Jo. Spaustų, žinai. Labai. Čia kai skrenda, oras čia pagauna. Jis labai gali stabiliai skristi. Čia ratai jau net visi įsmukę. O! Žiūrėk, kojas tai nuvarytas. Nu. Nu, fantastika. Gal, užėjom prie kito. Dar vienas lėktuvėlis čia. Man labai įdomu, kokie čia pavadinimai jų. Nu, bet jo, fantastika, ne? Wow.
čia va, kur sėdėdavo jie, nu čia aišku išlupyta jau, laidai nukarpyti visą kitą. Daug kas visko čia išpyzina. Kai gerumo. Wow. Čia pro čia jie žiūri, kiek suprantu, va, pro čia. Koks. Wow. Čia vien dėl šito. Kas čia spaz. Koks čia? Spaz. Aha. Modelis koks yra. Bet čia užrakintavus jisai. Nes įmestas akmuo, kad nenapyzint. Wow. Lėlenas. Paliktas vidurio laukų relikvija su numeriais dar. Satelitinės. Wow. Nu ką, geris, aš galiu pasakyti. Žiauriai patiko. Wow. Bet dar turi būti helikopteris kažkur. Wow, čia, jau čia geras įkaliukas. Kažkaip daug užlipti, net jau galima, ne? Jup. Nu ką, užsilipam? Žiūrėti, čia biškai iš viršaus, kaip atrodo. Blia. Čia liukas yra užrakinta. Wow. Aš neįsivaizduoju, ta prasme, čia nerealus reikalas visai. Čia taip užsidaro tada. Wow. Nu, grinai. Žiauriai, fainas reikalas, seniai. Ant tankona. O, tokina. Nu, bet čia jisai, matai, kokiam kulkom tom didelė labai kalibra, žinai? Nu. Kas žinot, kas čia per papratas, Hebra? Davai komentarus. Brūkštelkėt. Ir prikabinsim, kas bus. Dras tiksliai. Kad žinotų kiti. Norėtume čia ilgiau pabūt, bet negalim labai daug laiko gaišti. Dar. Nes reikės dar pareiti. Kelią bus. Sraigtasparnį daeit. Dar kelia gabalas. Nu čia vienodė jau realiai. Čia, va, 8 MR. Niekam įdomu, kur ta lokacija. Tai kažkur netoli Londono, galiu pasakyti tiek. Na. Čia kažkoks 8, nu. Vienviečiai. Vienvietis, nu. 8 MR. Wow, žiūrėk, 8 NU. Nu, tiesiog. Hebra, kaip jūs būna? Tai kad vaikšto tokia vietoj. Toks jausmas, nežinau, nu, apima dviprasmis šitą toksai. Ant tiek smagu, kad... Ne, tai kad smagu, tai smagu, bet matė, visi batai prisemti vandens buvo, tai žinai. Nu, tą vaimį. Šitas tai gerulis. Šitas jau gerulis. Šitas tikrai gerulis. Aš kai montuosiu video, mėly žiūrovai, aš sunumeruosiu visus lėktuvus, uždėsiu skaičiuką. Ir į komentarus, tai katras jums labiausiai patika ir įdomiausias, tai parašyti skaičiuką, katras jums labiausiai patika. Ir įvertinsim. Įdomu, katras laimės. Man realiai atvirai, Hebra, šitas tai yra kosminis. Jisai, lyginant su tais, dvigubai ilgesnis, tu pažiūrėk. Čia, va čia kūro bagai ir juos karočiai jos gali ir ten tipo... Ir raketus? Ja? Iš šono, matai? Tu ką rimtai? Jūs pasižiūrėkit. Wow. Koks jisai geras. Kaip tau, karaliau? Gerai? Belekas. Belekas, seniukas. Tikrai. Aš esu... Šitas man kvapą gniaužia, aš negaliu kvepuoti realiai. Žiūrėk, su mušteku mum paliko. Seniukai. Ačiū, kas čia buvot aplankyti. Šiautautas su muštekam. Buda ir brodai. Jo, papai. Oh. 980. Kas žino, kas čia yra per aparatas? Hebra. Ir žiūrėkit, užrakintas. Aš pabandysiu ten užlipt. Tu pažiūrėk, kokie priekis čia.
Seniukai. Pažiūrėk. Čia dar jis iš... What? Jis dar šaudavo. Man šitas yra... Aš neberandu žodžių. Man šitas lėktuvas gniaužia kvapą. Aš tiesiog... Oh my god. Aš tiesiog nebežinau, ką daryti. Oh. Aš žiūriu į jį. Tas jausmas toks, kai tu prie jo stovi. Pažiūrėkit papą čia. Čia kaip raketos. Wow. Wow. Tokį gražuolį. Tai va, gražu. Pabandysiu ten užliept. Gal kiekvienas tenais jinai užrakinta, 100%. Sumuštinukai. Wow. Tėvai, koks jausmas. Aš nemoku lietuvo pasakyti. Bet tai kokia konstrukcija. Wow, wow. Gaila, nėra laiptų kabina. Nu. Ir labai mažai pažeistas, realiai, labai mažai išdraskytas. Va, visa informacija. Čia tu įsivaizduoji, man atrodo, kad čia rusiškas. Rusiškai viskas parašyta. Va. Jo, čia irgi. Kas supranta rusiškai į komentarą? Galite išversti? Aš nežinau, kiek matysis ten, kiek nesimatys, bet... Jūs pasižiūrėkite tą pusę, šitą pusę, kaip atrodo. Viskas. Koks vaizdas į tolį. Wow. Nu ką, smagu, bet laiko neturim labai daug. Judam prie kito objekto. Tai ką, prie kito objekto ir šokam. Op! Bliu. O kai, va. Nu ir teleportacija. Oho. Wow, vyva. Vavo vyva. Wow, vyva. Jūs pasižiūrėkite, kokia jūs dydžio. Wow. Wow. Neįsivaizduoju, kiek metrų. Radioaktyv. Pasižiūrėkit. Priliesi ir viskas. Kiborgu tapsiu. Va taip va. Pasižiūrėkit, koks gražuolis. Netikiu, jis yra radioaktyvus, bet jo dydis yra nežmoniškas. Ką čia jis gabendavo? Pro langus pažiūrėti. Oho. Aš nesimatysiu, bet... Užpina uždėta, tai negalime lysti vidų. Mes jūs pasižiūrėkit. Čia vienas pilotas sėdėdavo. O ne? Ten kitas pilotas sėdėdavo. Tai du pilotai. Net valytuvas koks. Valytuvai kokie. Kad dar nesimatyčiau. Jūs pasižiūrėkit. Kosmika. Aš jau, hebra, tiek mes nuėjom, jau myliu kilometrais, tai čia yra kosmosas, jau realiai mes energijos nebeturim. Dar iki mašinos eiti, nežinau, kokį 10 mylių reikės peškom. Wow. Nu, žinokit, atmosfera nereali. Kas per aparatas, nelabai žinau, gal pavyks surasti iš nuotraukos. Jeigu žinot, rašote komentarą. Žiūrėkit, koks jis geras, koks jis nesveikas. Vien prie jo čia būti yra kažkoks tai toks jausmas, neapsakomas. Nežinau, relikvija, nežinau, kaip iš čia vertinti milijardais.
Nu, dar geram kondicijoje, dar geroje labai, sakyčiau, atrestauravus. Galima tikrai jį pastatyti kad žmonės galėtų juo džiaugtis ir stebėti. Čia realiai vienetai aplanko tokias vietas. Nežinau, čia matos, jums nesimato. Wow. Nemoku ją pasakyti. Kadangi lipdukas yra radioaktyv, tikrai iš jo neliesiu. Vis dėlto aš nelabai tikiu, kad tai yra, bet nerizikuosim, ne? Mes atėjom, iš tenais parodysiu jums kur. Man kos nebeneša manęs jau. Iš ten labai toli. Atrodo prie pat, nežinau, 1,5 kilometro, 2 kilometrai. Nes mes turėjom zigzagais eiti per laukus. Čia vanduo, upeliai pasislėpė po šitais, dabar ekspedicija, galim pasakyti taip, nereali, įspūdžių pilnos kelnes ir kišenės. Tai va, nežinau, kaip jums patinka toks sraigtas sparnis, ar nelabai. Ką manot? Rašykite komentarus. Ačiū, kad žiūrėjot. O jeigu tapsit memberiu, tai galbūt vienam pasiseks kartu keliauti tokią kelionę. Kaip tapti memberiais? Nėra labai brangiai, padės man keliauti į tolimesnės kelionės ir geresnės, daryti geresnį kontentą. Tam kartui jie brydė liuksą, subscribe ir iki sekančio.